gi ten aukso spindulius beria. Ko taip nušvito rytai ateities? Širdis į trasą gaivinančią gerą, sieloj tvirtybė ir galia vilties. Sieloj tvirtybė ir galia vilties. Lietuvą Dievas apvaizdi ir gina, amžiai suvargusios jos neapleis. Ateičiai dvasios galiūnus gamina, vesdamas juos stebuklingais keliais. Tilkit, nutilkit, kurie prieš dievybę. Ateitininkai šiais metais švenčia savo šimtmetį, kaip jie yra jau 100 metų susikūrę, organizacija gyvuoja ir dar tikimės, kad tikrai gyvuos ir gyvuos. Kartais yra mums sunku atsiminti, kokiom sąlygom 10-11 metais lietuviai mokinosi. Visoje Lietuvoje gimnazijų buvo labai mažai, atsirodos 30 aukštesniųjų mokyklų. 13-14 metų vaikai išvažiuodavo iš namų, jau gyvendavo mieste pas žmonės, neturėdavo kaip su tėvais susisiekti, neturėdavo pinigų. Visos to meto lietuvių organizacijos pagrindinai vertėsi šalpa ir smulkiom paskolom. Tai prasidėjo ir ateitininkai. Nes moksleiviam, kur ateitininkai prasidėjo, tai buvo gyvybinis reikalas. 20 amžiaus pradžioje mokslo ir technikos progresas įtakojo vakarų Europos pramoninį ir kultūrinį gyvenimą. Lietuvoje buvo toli pažengęs atsisakymas religijos ir kad pasauliečiai daugumoje jau buvo nebepraktikuojantys, nebetikintys. Katalikai žymiai vėlavo, apie 15-20 metų iš tikrųjų pradėjo vėliau. Ir pati katalikų bažnyčia ir pasaulinė katalikų bažnyčia keitėsi ir buvo kviečiama iš Leono XIII tas kvietimas, Lietuvoje jis atėjo pavėluotai, dalinai per arkivyskupą Matulaitį, kad vis dėlto pasauliečiai turi organizuotis, turi veikti visuomenėje, turi kurti teisingas, krikščioniškas visuomenės, nes kitaip katalikų bažnyčia neįsilaikys. Taip, kad ateitininkai savo esmėje yra katalikai, pasauliečiai, visuomenininkai, kurie vienas kitą šelpia, kurie kartu dirba ir kurie dirba krikščioniškų idėjų rėmuose. Labai stiprų impulsą davė Matulaitis Varšuvoje, kuris įvyko, neatsimenu, kelintais metais, 7 metais, bijau suklysti. Įvyko socialiniai kursai, kur buvo dėstoma šita Leono XIII vadinamoji nepolitinė krikščioniškoji demokratija. Paskui Matulaitis persimetė į Petrapilį ir tenai, atrodo, išjudino eilę kunigų. Kunigas Vaitkus specialiai akcentuoja Jurgučio vaidmenį. Susipynė įvairios gijos, Friburgas, Liuvenas, Petrapilis, Kauno moksleiviai, Maskvoje Dovydaitės ir draugelės ir maždaug visi susieina į tą vieną vietą. Nors ateitininkų istorijoje išliko pagrindinai 10 metai, kada Liuveno, tie vakarų Europos studentai sudarė studentų centro valdybą. Galimas daiktas, kad svarbiau ateitininkai buvo 11 metais ateities pasirodymas. Kada pasirodė ateitis, nes vėl
visi lietuvių sąjūdžiai tuo metu organizuojasi jas. Ir dažniausiai pasivadindavo to laikraščio vardu. Ateitininkai yra tas, kur skaito ateitį. Ateitininkai šūkiu pasirenka popiežiaus Pijaus X kvietimą krikščionims visą atnaujinti Kristuje. Ateities redaktoriumi pakviečiamas Maskvos universiteto studentas Pranas Dovydaitis. Jau pirmame ateities numeryje jis paskelbė Lietuvos ateitininkų deklaraciją, 3 pamatinius klausimus. Kuo mes save vadiname ir kodėl? Ką mes aplink save matome? Kokios mūsų priedermės, siekiai ir keliai? Lietuvoje steigėsi ateitininkų kuopos. 1913 metais tarp Biržų ateitininkų Stefanija Paliulytė, būsimoji generolo Kazio Ladigo žmona, moters Vaidilutės žurnalo redaktorė. Daug žmonių, sako, emigruoja iš Lietuvos ir taip toliau, bet jauni žmonės, ne? Tai tiesiog dabar galima keliom mintim pabandyti pasidalinti. Ko gero ir jūsų galbūt broliai, seserys vyresni yra išvykę, arba netgi tėveliai yra išvykę, jie irgi pakankamai jauni žmonės yra, ar ne? Tai tiesiog, kaip jūs patys galvojate dėl patriotizmo? Kai išvyksti į kitą šalį ir tu išgirsti, ypač šiais laikais, o lietuvis, jau žinom, ką lietuvis užsienį reiškia, bet užtat patriotizmas ir būtų pastovėti. O man Lietuva yra daug kas, aš myliu. O kas sudaro tėvynę? Ką reikia mylėti? Reikia savo šalies istoriją mylėti. Istoriją? Jos tradicijas.